Labadiena, treneri, sveikinu su pergalė, kokios mintis po rungtynių? Po pergalės visada geros mintys. Džiaugiamės 3 taškais. Trečios rungtynės iš eilės, jie labai sunkus. Koviniai vadinkim, žaidimas iki paskutinių sekundžių ir išplėšta sunkia pergalė. Sezono startas kur kas geresnis negu pernai. Taškų prasme tikrai geresnis, tikrai negalim skųstis, pačia žaidimo prasme aš galvoju, kad pernai geriau pradėjom, kas liečia sukurtas progas, žaidimo valdymą, varžovų valdymą, tai aš manau, kad pernai geriau buvo, bet renkuosi šį variantą, daugiau taškų nei geresnė pradžia žaidimo atžvilgiu. Pelnėte šiandien pirmieji įvartį, bet Džiugo komandai pavyko išlyginti rezultatą, per daug klaidų buvo šiandien žaidime, ar kas nutiko? Šiandien iš vis aš galvoju, pradėjom geriausią rungtynės lyginant visas trejas, kiek dabar žaidėm, tai tikrai gera buvo pradžia, gera energija, greitas įvartis, po to dar labai gera proga įmušti ir pasilengvinti savo rungtynės. Bet vėlgi kenčiam nuo to pačio dalyko, nuo ilgo kamuolio ir kontratakos, vėl mes keldami savo standartinę situaciją turėjom ir prasileidom greitą kontrataką į gynybą. Tai šitus dalykus reikia tvarkyti kuo greičiau kaip įmanoma, o visas žaidimas šiandien tikrai buvo neblogas iki praleisto mūsų įvarčio. Tautvydui Burzilauskui teko nemažus batus užpildyti, kaip sekėsi šiam jaunuoliui? Aš manau, kad truputį pakišo koją, jaudulys tikriausiai, gal taip galima sakyti, arba toks debiutas, startas šiais metais, nes tas jaudulys jautėsi ir tokių klaidų neišprovokuotų padaugėjo, ypač jų padaugėjo antram kėliny, kada tikriausiai ir nuovargis kažkoks pasijautė. Tai teko atlikti keitimą toj vietoj, bet susitvarkė su užduotim iš dalies, tikiuosi, kad pasidarė išvadas, kitą kartą bus geriau. Leo Ribeiro puikias rungtynes žaidė, kaip išlaikyti, dabar reikės visus patenkintus, kai visiškai pasveiks ir kiti žaidėjai ir visi norės rungtyniauti. Tai žinot, visi patenkinti niekada nebus, tai nesistengiam jų laikyti visų patenkintų, konkurencija yra didelė, tiesiog kiekvieną savaitgalį renkamės tuos žaidėjus, kurie tuo metu mums atrodo geriausiai ar geriausiai formoje. Bet irgi šiandien galiu pasidžiaugti, tai žaidėjas, kurie pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolelių, tai tiek Rokas, tiek Černich, tiek Valdas labai puikiai išėjo ir tikrai pagyvinamo žaidimą. Tai jau daug kartų esu sakęs, kad turim ilgą gilią sudėtį, tai belieka tik tai teisingai pasirinkti. Ir naujokas iš Argentinos debiutavo, ką gali duoti jūsų komandai? Naujoką norėjausi įmesti bent keliom minutėm, truputį pirmą kartą į Klaipėdą atvažiavęs, tai norėjausi bent duoti apšilti kojas vieną kitą minutę, bet iš tikrųjų jis yra atraminis saugas, ne toj pozicijoje, kur šiandien išbėgau, tai jam truputį reikia laiko, truputį adaptacijos, o ko iš jo tikėmės, tai kontrolė žaidimo vidury. Tai tikrai geras gynybiniuose veiksmuose, kūryboje geras žaidėjas, tai kada adaptuosis, gaus šansų, aš manau, kad bus geras man papildymas. Ir Valdas Paulauskas žengia po keitimo, uždirba baudinį, pats bandė realizuoti, galbūt yra taisyklė komandoje, kad kas uždirba, tas gali ir bandyti? Ne, neturim taisyklių, turim žaidėjus, kurie privalo mušti 11 metrų baudinį. Tuo metu jie buvo pakeisti, bet Valdas tikrai aktyviai išėjo, užsidirbo tą situaciją ir parodė norą, parodė pasitikėjimą mušti. Labai gaila, kad neįmušė, bet džiaugiuosi, kad viskas baigėsi pergalė.